Na ką, pratęsim, dabar yra 4 dalis, būtent atsakymų Taurui, 25 metų 08-24 pamokslo, negaliu pavadinti jo pamokslo, pranašo tarnavimas. Tai va, Tauras ten pradėjo kalbėti apie finansus, kad su širdimi reikia susitvarkyti ir taip toliau, kad nebūti godžiam, dabar jis čia kalbės ir taip toliau. Bet vat įdomu, kur jis veda link, aš taip sėdžiu, žiūriu apie satanistus, apie raganius, po to vėl apie mane, tai čia jisai kur veda, kad aš satanistas, raganius, po truputį auga man ragai, kanopos, uodegos. Ja, klausom toliau, ką jis čia šneka apie finansus. Sako, kur tavo turtas, ten ir tavo širdis. Tiesa? Todėl tikrai labai svarbu, šiandien bažnyčia serga. Be abejo, šiandien bažnyčia kenčia nuo finansinių problemų, bet aš manau, kad iš tikrųjų mes turime dvasiui prasilaužti, kad ateitų finansinis. Tai yra dvasiniai dalykai, finansai yra dvasinis dalykas. Ir aš nesu prieš klestėjimo mokymą, aš esu už klestėjimo mokymą, bet teisingoje vietoje. Ir kokia tai teisinga vieta, Taurai? Cituoti tokius kaip Kenetas Kauplandas, kuriuos tu cituoji, žinai, ir taip toliau, kurie yra patys klestėjimo viršūnėje, tai jie tipo teisingoje vietoje. Ar kaip yra, Taurai? Ar kur, pavyzdžiui, Olga važinėja pas Duplantį, kuris irgi lėktuvų nori, ar tai yra irgi teisinga klestėjimo evangelija, teisingoje vietoje? Paaiškink žmonėm, kas tai yra teisingoje vietoje. Kada klestėjimo mokymas yra kalbamas ir nėra kreipiama į žmogaus širdį, bet yra, galima sakyti, išbūstinami jo geiduliai, tada be abejo žmogus, jisai, viskas susiveda tik tai į žemę, ne į amžinybę, ir ateina gudumas, ateina, viskas vertinama būtent to išoriniu klestėjimu. Tai va, tai kai yra paimama iš konteksto, ištraukiami dalykai, keletą frazių ir pateikiamas visas išpučiamas burbulas, o žmonės, kurie, neklauso žmonės irgi visų pamokslų, tiesa? Tai gali paklausyti, kas jiems trukdo, vienu žodžiu. Šiandien jokių problemų nesudaro. Aš, pavyzdžiui, sakau žmonėm, klausykit pirmiau tų pamokslų, po to galite paklausyti manęs ar padarykit savo išvadą, žinai. Tai yra vienas dalykas, Taurai. Kiekvienas žmonės klauso pamokslų, tikrai klauso. Aišku, ne visų, nes, kasgi jūs klausys, kiekvieną savaitgalį varot savo nesąmonės. Bet aš nelabai supratau, prie ko čia finansai ir ištraukta iš konteksto, tu kažkaip šokinėjai, Taurai. Vat, kaip, aš kažką tai sakiau apie finansus tavo, vienoje vietoje, jo, tenais buvo, tu prisišnekėjai ir po to nespėjai pabėgti. Taip. Kažkiek tai buvo užkliudęs, bet labai trumpas buvo video. Tai tu čia irgi iš konteksto, ne? Tu toks švelnus, pūkuotas. Kodėlgi tu tada toks švelnus, pūkuotas dėl finansų, tada tylėjai apie Kastyčio nesąmonės, nors tu žinojai. Realiai, tu žinojai, Taurai. Kodėl tylėjai? Kodėl tylėjai? Dar kartą klausiu tavęs. O dabar tu pūkuotas ir gražus. Ir čia, normalus klestėjimas. Kas tas reiškia normalus pagal jūs klestėjimas? Tai, man labai įdomu. Jiems susidaro įspūdis ir jiem visiškai gali nukreipti. Žinai, mes kažkada su Jolanta klausėmės, aš pasakojau ne vieną kartą tų satanistų. Aš dabar kalbu apie tų pasaulio valdovus, kurie iš tikrųjų yra satanistai. Raganiai ir satanistai, jie turi visas į mokyklas ir ideologijas, jie turi ideologus. Ne vienas iš ideologų yra Marksas, Engelsas, ir yra daugiau panašių tokių ideologų, kurie praplėtė tą mokymą. Yra satanistinės organizacijos, kurių tikslas yra iš tikrųjų atnešti pasaulio tvarką, bet
yra kita pusė susidoroti su tiesa. Ir jų strategijos yra vienas iš dalykų, žodžiu, kaip susidoroti su oponentais. Tai yra juodosios technologijos. Ir sakė, vienas iš pačių stipriausių ginklų velnio yra apšmeižti žmogų, pateikti jam neteisingus kaltinimus ir tiesiog tyčiotis. Vat kaip vienas iš tų frazių aš pasakiau, Trumpas yra rasistas. Nu va, matėt, atrodo kaip ir tiesiogiai nepasako, bet pasirodo, kad aš kaip ir satanistas dabar jaučiuosi. Juodasias technologijas naudoju. Marksą ir Engelsą skaičiau turbūt, ne? Labai įdomi. Nu, taurai. Kaip sako rusai, palščion. Jo. Nu, įdomu. Pagerbtas aš. Kuo toliau aš jau nežinau, jau ragai išdygo, uodega išdygo. Įdomu, kas toliau. Nu, klausom. Nu, tu pasakai, Trumpas rasistas, visiems rasistas, jis rasistas. Turi gal žmogus kažkokių, negal turi charakterio problemų kažkokių. Tai vėlgi klausimas yra, ar tos jo charakterio problemos nėra pliusai tam tikrų tikslų pasiekti. O, nežinau, taurai, žinai. Tau geriau matyti, tugi apaštalas. Nes minkštas žmogus ir labai švelnus žmogus, jisai bus per minkštas daryti radikalius posūkius. Tai čia kitas klausimas yra, bet va tas susidorojimas, jis rasistas, jis koks nors ten pasakysi, uždėsi etiketę žmogui. Ir jeigu, žodžiu, tas žmogus, koks tikslas yra velnio? Užčiaupti balsą. Kad žmonės nesiklausytų tavęs. Nu, aš suprantu, kad tu čia dabar kalbė apie save, kuris kalba tiesą žmogus ir taip toliau. Ir kad aš esu iš velnio ir viską darau, kad tave žmonės nesiklausytų. Nu, taurai. Nu, žinok, aš jau visiškai pradedu, žinok. Atleiskit, pas mane dar niekur aš dar nepajuodavau. Ne, atrodo, dar viskas tvarko, reikia į veidrodį pasižiūrėti, žinai, nu. Sakysi, aš vėl tyčiuosi. O kaip komentuoti tavo visą šitą performansą, kas dabar labai yra populiaru, taurai? Tu labai nepatenkintas, kad aš kalbu ir parodau tai, ką tu darai negerai. Aš suprantu, taurai, bet tai yra faktas. Tu darai negerai. Tu daug apgavęs žmonių, ir tai yra irgi faktas. Daug įsižeidusių tu pats pasakei. Ir nuo tavęs pilnai įsižeidus, tik aš nesuprantu, kodėl žmonės tyli. Kodėl tai vadina teisimu. Ir po to ateina kiti žmonės ir vėl jūs juos apgaudinėjat. Ir po to jie vėl tyli, kad neteistų. Teisius Dievas, taurai. O čia yra atskleidimas. Kad apskritai žmonės nesiklausytų Evangelijos. Mes vėlgi kalbėjo sesė viena ir aš pratęsiau pokalbį su vienu broliu, ne broliu, atsiprašau, su vienu žmogum. Ir jisai sako, aš tai bijau, kad jūs visi nesuprantat, jūs visi pasiklydę, jūs paklydę esate. Jis nežino nei kuo aš tikiu, nei kaip aš tikiu, jis nežino nei ką aš žinau ir apie paklydimą, bet jisai jau galvoja, kad aš esu visiškai paklydęs. Kodėl? Nes jam yra suformuota nuomonė. Ir be abejo, jam suformuota nuomonė yra, sako, jūs visi net pažinsite, aš bijau, jūs visi ateisant, jis pats netikintis, jį reikia tikinti, bet jisai bijo, kad mes visi pasiklysime ir paskui antikristą nuseksime. Sako, tie, kurie gėris atrodo, jie iš tikrųjų yra blogis, tai sako, aš taigi žinau. Bet ne jisai įsitikinęs. Ir žmogus su to įsitikinimu, suformuota nuomonė, jis nebegali klausytis. Jis nebegali priimti. Taigi aš manau, kad yra šiandieną daug, aš dabar kalbu apskritai, galbūt paminiu vieną asmenį daugiau,
Bet iš tikrųjų dabar internete yra kaip niekada. Aš kai kuriuos, žinai, aš mėgstu, kaip ne tai, kad mėgstu paklausyti tos, ne tai, kad kritikos, bet išgirsti tam tikrų tarnautojų tokius labai riebius gliukus, teologinius gliukus. Tai vis dėlto taurai pasižiūri, teologinius gliukus pasižiūrėti, o tavo teologiniai gliukai kokie? Net nereikėjo šnekėti, tu savo veiksmais padarėjai, vienu žodžiu, labai gražiai. Ir dabar tu bandai išsisukti taurai, nepatinka tau. Nieko negaliu padaryti taurai, reikia, kad žmonės žinotų savo didvyrius. Yra charakterio gliukai, mes visi jų turime, bet kartais yra, būtent ką aš pastebėjau paskutiniu metu, klaidos dvasia labai stipriai yra atpalaiduota. Su charakteriu labai sunku mums susigaudyti, todėl kad tu nežinai, kur yra šmeižtas, kur yra tikras faktas. Va čia yra tikrai. Vat klaidos dvasia jau pas mus čia Lietuvoje sklando labai jau seniai, kaip matai, pats sakai, teologiniai gliukai. Ar vis dėlto yra specialiai daroma, iškraipyta Evangelija, apie kurią šneka Biblija? Ir ne šiaip tai sako, kaip ir nėra kitokios Evangelijos. Iškraipyta tai yra kitokia Evangelija. Tai yra tie, kurie nori būtent iškreipti Dievo žodį. Taurai, aš primenu. Tai vat, tai ne teologiniai gliukai. Tai yra iškraipimas Biblijos. Tai yra, todėl ir atsiranda konfesijos, denominacijos įvairiausios. Vieni sabatas, lašiniai, kiauliena, kiti šventoji dvasia jau nėra to pat, žinai, baptistai, kalvinistai dar į vieną pusę tempia, jūs charizmatai link klestėjimo Evangelijos tempia, nors tu aišku, kai sakei, kad tu nepriklausai jokiai konfesijai. Ne, dabar jau visi tokie įdomus piliečiai, nesuprantu, kaip jūs taip pat muilinat ir kur šmeižtas, kur faktas, čia yra sunku atskirti. Bet reikia suvokti, kas iš tikrųjų šmeižia, o kas pateikia faktus. Tu šiandieną pateikiai nors vieną faktą taurai. Aš tai pateikiau faktus, tuos, kurie yra nufilmuoti. Tikšt ant stalo faktai. Ir viskas. O tu kokius faktus pateikiai? Taurai. Tu pasakai, kad aš esu pasakęs, kad mes ne naujo, o Seno testamento pranašai. Faktus, taurai, faktus ant stalo prašau, o ne šmeižtus. Mes jau šiandien pagavom tave šmeižiant, ir tas šmeižtas tęsiasi per visą tavo, negaliu pasakyti pamokslų, bet šmeižtų. Klausom toliau. Labai sunku tos faktus patikrinti iš tikrųjų. Galiausiai man kalbant su to broliu apie tą, reiškia, kad apie mane blogai kalba, jis pasakė, kad netgi tokį dalyką, kad mes skelbėme Evangeliją dėl to, kad bus pinigų norime. Tai taurai. Visi klestėjimo evangelistai daro būtent dėl to. Tugi nori, kad būtų bažnyčia didžiulė. Dėl ko? Tam, kad būtų sunešti pinigėliai. Tai yra dešimtinės, aukojimai. Taigi yra paprasta patikrinti. Paėmė užžinį ir pasižiūri, kaip visa tai vyksta. Jūs kiekvieną kartą vis laiką tuos aukojimus, dešimtinės naudojat. Dabar pas tai nėra daug žmonių, vėl išbėgiojo, reikia surinkti. Tai tu kukliai dabar atrodo gyveni, neturi tos charizmatinės tokios kaip ir asmenybės, kaip Kastytis, nežinau, gal. Olga ir tai turi didesnių vaisių kabutėse, nes jie vaisius vadina bažnyčia, kiek yra daug žmonių. Įdomi. Gerai. Paklausom, koks tu kuklus dėl pinigų? Dėl to, kodėl? Nes žmonių mums reikia, o jie mums atneš pinigus. Mano motyvas toks yra. Dabar kaip tu gali patikrinti mano motyvą? Kas šalia manęs mato, kaip aš gyvenu,
Ar aš turiu godumą, ar apskritai, aš esu paskutinis, kuris nusipirksiu mašiną, mane reikėtų įkalbinėti, jeigu aš ir pinigų turėčiau, pirkti brangią mašiną. Ne, tai šaunu, Taurai, kad taip, bet kitas klausimas, o tu kur nors dirbi ar gyveni iš bažnyčios pinigų? Taurai, papasakok žmonėm, ar žmonės žino, galbūt aš nežinau, galbūt kažkas papasakos, aš jau dabar nežinau, bet anksčiau tu kaip ir nedirbdavai nieko. Tai, o Paulius sako, yra tų, kurie, sako, aš neimsiu iš žmonių pinigų. Ypač iš tų, kurie, sakysim, yra naujatikiai ir taip toliau, mane išlaiko broliai, tie, kurie yra sudarę būtent sutartį su davimu ir gavimu. Tai vat, o kaip tu ten, vienu žodžiu, iš ko gyveni? Vat įdomu, ar tu gyveni iš bažnyčios pinigų, ar, aš nenoriu žeisti tavo žmonos Jolantos, galbūt iš Jolantos kažkiek tai gyveni, ar taip toliau, ar vis dėlto tu gyveni iš savo uždirbtų pinigų. Aš nežinau, tiesiog noriu patikslinti. Mane įkalbinėtų, man nereikia jos. Man reikia, kad jinai važiuotų, kad būtų tvarkinga, bet ypatingai, kad man nereikia pasirodyti. Kas yra prie manęs, žino. Matai, Taurai, nežinau, kas ką žino prie tavęs, bet tiesiog nėra dar daug tiek žmonių, kad tu galėtum savo pirkti tokias mašinas, žinai, brangias. Pavyzdžiui, aš dirbu, aš užsidirbu, važinėju su pakankamai jau, sakysim, Lietuvoje, tai gera mašina, bet aš užsidirbu. Viešpats mane palaimina ir viskas tvarkoja. Aš savo prakaitu kartu su žmona mes užsidirbam savo duoną. O tu? Bet kažkas tai žino mano motyvas, kad mano motyvas viską, ką aš darau, tai yra tik dėl pinigų. Tik dėl pinigų. Taurai, motyvai kiekvienos charizmatinės bendruomenės klestėjimo evangelija yra būtent kam? Tam, kad uždirbti pinigų. Tai yra beveik visur. Todėl, kadangi tu ir dar sakei vis tiek klestėjimo evangelija, kuri yra teisinga, bet taip ir nepaaiškini, kas yra teisinga, todėl yra ir pasakyta būtent tai, kad klestėjimo evangelistai visi eina dėl pinigų. Štai ir viskas. Niekas nežino to, bet aš galiu paklausyti, bet aš netgi neseniai klausiausi vieną žmogų, kuris tarsi yra, vėlgi, jo ten tinklapis yra sukurtas. Ir aš pamačiau vieną momentą, kad aš jau matau tame žmoguje kalbant nuoskaudą. Ir kai kurios dalykus, kur yra skandalai šiandieną dėl tam tikrų tarnautojų, daug kas labai mėgsta užsikabinti. Aš kartais paminiu tą tarnautoją Robert Morrisą, kuris yra prieš 40 metų turėjęs įvykį su 12 metų mergaitė, būdamas jaunas, dar tarnautojas, perspektyvus labai evangelistas, ir jisai tvirkino mergaitę 5 metus, nepateisinamas dalykas. Bet galiausiai visi tarnautojai, visi lyderiai tos bažnyčios, tos bendruomenės, kuris jisai pradžioje buvo, žinojo visą tą faktą, jisai atgailavo už tai, be abejo nepateisinama, kad jis 5 metus, žodžiu, galbūt tai buvo klasta, bet po to jie statė atgal į tarnavimą. Ir praėjus 400 metų ta moteris, kuri buvo tvirkinta, jinai išlindo. Ir jinai tenai pastoviai ten, ar tai šantaža, aš nežinau, mes nežinom iki galo. Ir aš žiūriu tik iš šono, aš negaliu vertinti, ar tikrai tas pastorius atgailavo ar netgailavo. Tai jeigu nežinai, tai kodėl tu vienu žodžiu, Taurai, būtent tai pasakoji? Vat pavyzdžiui, tu atgailavai, tu atsiprašai, tas pastorius atsiprašė tos moters. Ar kaip? Tu net nežinai, pavyzdžiui, Tauras. Tu, pavyzdžiui, atsiprašai tų žmonių, kuriuos tu įžeidėjai, o tu įžeidėjai ne vieną. Klausimas, aš vėl užduodu. Ar tu atsiprašai? Manęs ne. Nors aš tau nieko blogo nepadariau, beje. Bet tu sugebėjai driaukstelt. Ir nereikia sakyti po šitos mano frazės, kad aš tau neatleidęs. Atleidęs aš tau, Taurai, jau seniai, bet tavo melams aš tikrai netylėsiu. Nei tavo, nei Olgos, nei Kastyčio, nei Viorelo.
kuriuos, sakysim, aš tenais buvau tiesiogiai su jumis susijęs. Bet aš kalbu ne vien tik apie jūs, aš kalbu ir apie kitus. Kaip tu sakei, apie visus negeri. Aš parodau jų nesąmonės, jų melus, kad žmonės matytų, kur jie eina ir ką jie daro. Taigi, Taurai, aš nemačiau tavo atgailos. Tu viešai žeminai mane, tai padaryk taip kaip Viorelas. Nu atsiprašyk viešai, papasakok, ką tu padarėjai, kokį laišką parašėjai, vienu žodžiu. Tegu Kastytis atgailauja viešai, nes irgi buvom pažeminti viešai, žinai. Tai vienintelis Viorelas, kuris, nu taip, bet vis dėlto sugebėjo tai padaryti. O tu, Taurai, ką? O tu toliau šmeiži ir ne tik mane, bet ir kitus. Tai kad klausom toliau. Bet yra vienas argumentas, kurį pateikė žmonės, kad tas pastorius neatgailavo. Tai yra tai, kad visi nežinojo. Yra dokumentai, jisai, kad žinojo lyderiai visi. Tai jeigu prie ko čia dokumentai, kad jis atgailavo, tai atgailauk viešai, Taurai. Kas tau trukdo? Paėmė, išėjai, padarei video ir pasakai, kad vat, Alfonsai, Jonai, Petrai, Marytė, Kristina, Pauliau ir taip toliau, sakysim, atleiskit man už tai, kad aš pridirbau tiek ir tiek, apšmeižiau jūs ir taip toliau, ir taip toliau. Nu tai nereikės jokių dokumentų, tiesiog atgailauji, bet prie tokios atgailos tau reikės palikti savo postą, žinai. Arba šito tu nepadarysi. Tu taip troškai būti tuo pastoriumi ir tu jo tapai. Tai yra apaštalo, atsiprašau, neįžeidinėsiu. Tai, vat, klausom. Kad jisai atgailavo. Jisai visiems yra tai pasakęs ir žinojo, visi lyderiai. Bet dabar klausimas yra, ar turi visi žinoti tam tikras nuodėmes? Aš manau, kad ne visi turi. Kodėl? O kodėlgi ne, Taurai? Nu, kodėlgi ne? Žemint jūs sugebat viešai, netgi ir dabar jūs viešai žeminat, ir šitam pamokslė tu viešai žemini. Ir dabar nieks neturi žinoti, vienu žodžiu, atgailavo ar ne, vienu žodžiu, labai gerai paslėpti savo, žinai, gliukus. Pasakys, aš atgailavau. Palauk, žeminai tu viešai, tai ir atgailauk, prašau, viešai. Nes ne visi gali pakelti tai. Jeigu žmogus iškart žino, kad tai šitas žmogus buvo kažkada tai nuodėmingas, ar tu klausysi Evangelijos iš žmogaus, kuris buvo žudikas? Vat kaip tas brolis, tikrai nebaisu man jį pavadinti broliu Gaidjurgis, kuris nužudęs daugybę žmonių ir šiandien sėdi kalėjime. Ir jeigu šiandien jis išeitų į laisvę ir pasakytų, aš nužudžiau 60 žmonių, ar kiek? Ar žmonės jį klausytų, ar klausytų jo, ar Evangelijos, kurią jisai kalba? Taurai, va čia labai tu gudriai darai. Kalba eina apie žmogų, kuris įtikėjo, pirmiausiai nužudė netikintis, o po to jis įtikėjo bažnyčioje, ne? Tai yra ten kalėjime įtikėjo. O mes kalbame, sakysim, būtent apie tai, kad jūs, mielas Taurai, sėdite bažnyčiai, apgaudinėjate žmonės ir jūs esate pagrindiniai žudikai. Ne tas, kurį tu paminėjai, žmogų, kuris sėdi kalėjime, bet jūs esate pagrindiniai žudikai, kurie vedate žmonės klystkeliu ir vedate į pragarą. Ir jūs sulyginat dabar, kas buvo netikintis, ką padarė, ir dabar ką jūs darote, būdami tikintis ir prisistatant į save pastoriais ir apaštalais. Oi, Taurai, negražiai elgiesi, negražiai. Aš manau, kad neklausytų, daugelis žmonių iš karto susidarytų ir sakytų, kaip Dievas toks gali šitokio pasigailėti. Žmogus, kol jisai nėra pakeistas širdies, jo nepakeista širdis, jis negali priimti tam tikrų tiesų. Jo, ir toj knygoje Prabudimas pradės manęs, ten yra tikrai, aš esu už tai. Kai mes pradėjome bažnyčią, pirmas dalykas, kai aš tapau pastorium, kuris veda, tapau pastorium. Tu netapai, tu pasiskyriai pastorium. Tu išvedei žmonės iš eklesijos, Viorelas į vieną pusę, tu į kitą. Ir kadangi jau ant tavęs buvo jau paskyrė tave jaunesnioji pastorių Kastytis, tai tu tapai
pastorium ir pradėjai vesti. Ir tu nori pasakyti, kad tave Dievas vedė? Ne, taurai, jūs patys pasiskiriat save pastoriais ir tipo, dabar jūs jau čia jau šventuoliai. Nu, baikit juokus. Dalykas, ką aš pradėjau daryti, tai aš pradėjau vesti mus prie atvirumo ir prie tiesos. Nu, taurai, jeigu jau tu prie tiesos ir atvirumo vedi, tai aš patyliu. Tiesiog, nu, mane šokiruoja, koks tu pukuotas, koks tu geras. Bet visas šitas pamokslas man primena būtent kažkur jau matytas strategija. Tai galvoju, ar čia tas ar ne tas. Vat, nu, bet jei jau tu prie atvirumo, tai... Nu taip, atvirai apšmeižti, atvirai iškraipyti tiesą, tu sugebi. Bet, va taurai, tau vienas pliusas, tu esi gudrus. Čia, vat ką tu dabar šneki, tai yra, va taip, vat gudru. Aš visą laiką sakau, tu vienas iš tų, kuris yra gudresnių vilkų. Nu, klausom toliau. Tai yra išpažinimo nuodėmių, kas yra labai glaudžiai susijęs su išlaisvinimo tarnavimu. Tai kodėl tu neišpažįsti savo nuodėmių, taurai? Kodėl? Kodėl neatsiprašai, neatgailauji, neišpažįsti? Išpažink. Nes ten, kur nuodėmės, kraujas neveikia ten, kur nuodėmės nėra atidengiamos. Visiškai sutinku, taurai, visiškai. Ir kraujas neveikia tavo gyvenime. Ten, kur nuodėmės yra atidengiamas, ten veikia kraujas. Ten, kur jos yra uždaromos, ten kraujas yra uždaromas. Čia yra pagrindinis dalykas. Jeigu pagrindinis dalykas ir tu žinai visą tai, tai kodėl tu to nedarai, kodėl neišpažįsti savo nuodėmių, o žemini tuos, kurie buvo tavo įskaudinti. Kitų pastorių įskaudinti. Kodėl jūs to nedarot? Jūs tai žinot. Tu papasakok kitiem pastoriam ir atsistokit visi ir padarykit atgailą. Pilną. Ne performansą, bet padarykit normalią atgailą. Pasakykit, kur pridirbot, ką pridirbot, kur apgavot, kur pažeminot, kur apšmeižėt. Pirmin. Bet sako, jisai sako, įtikėjo vienas žmogus, kuris buvo, paleistuvis, niekšelis, ten ir taip toliau, ir taip toliau. Ir žmogus sudužo, atgailavo ir jisai atėjo namo ir papasakojo savo žmonai apie savo neištikimybę ir taip toliau. Žmona buvo minkšta, išklausė ir sako, ir aš tu papasakosiu apie savo neištikimybę. Ir kai jisai papasakojo apie savo neištikimybę, tas vyras, jis negalėjo to pakelti ir jisai baisiausiai supyko žmonos, kaip tu man galėjai būti neištikima. Nors pats buvo neištikimas. Taigi mes matome, ant kiek žmonės yra žmonės ir jie neadekvačiai, jie save tai kažkaip išteisina ir jis tai ten tave priimti tokį, koks tu esi, bet kitos žmogus negali priimti tokį, koks jis yra. O jo labiau, jeigu tas žmogus jisai dar tarnautojas yra. Nu tai taurai, tai tu pirmiausiai išpažink, vat, kaip ir išpažino tas vyras savo žmonai, tai ir tu išpažink savo nuodėmes. Jokių problemų nesudaro. Bet prašau nuoširdžiai. Ir pasižiūrėsim, ar kas tave nuteis ar ne. Kiekvienas mes kuo puikiausiai žinome, kad norime, kad žmogus tikrai, sakysim, atgailautų. Tai yra, sako, jeigu tavo brolis sugrįžta, išpažįsta nuodėmes, tai sako, tu laimėjai brolį. Ir mes tai visą tai žinom. Tai vat, pirmin, taurai. Kokios problemos? Pirmin, tu viską žinai, tu viską supranti. Kodėl tu to nedarai? Nežiūrint to, kad jam viskas atleista, jam jau jisai tikrai gal atgailavo, yra sudėtinga. Todėl mes turime suvokti, kad dabar truputėlį sugrįžkime į pranašo tarnavimą. Nu, dabar sugrįžkime į pranašo tarnavimą. Tai vėl aš pabaigiu, kiek aš pamenu, 4 dalį. Ir po to pratęsime, eisime prie 5 dalies, pasižiūrėsim, ką iš čia dar kalbės apie pranašo tarnavimą. Bet labai gražiai taip tempė, jau pasirodo, ragai jau išdygo, dar nepajuodavau. Uodega išdygo, ragučiai. Įdomu, kas dar bus toliau, žodžiu, pasižiūrėsim.